Labas rytas, tėveliai. Širdį dega viena tema, jinai yra nemaloni, bet kažkaip tikiu, kad Dievas labai nori apie tai kalbėti ir ta tema gal net nėra nemaloni, kiek mes iš tikrųjų neteisingai matom šitą dalyką. Ir tikiu, Dievas labai nori apreikšti šitą vietą naujai. Ir tai yra tema, kuri vadinasi vaiko auklyba. Ir žinau, kad dauguma tėvų tai yra labai jautri tema ir dauguma iš mūsų kaip tėvų mes pati su mama dažnai galvoju, kad šitoje vietoje esu sufeilinus arba kažką netaip darau, arba neprisėmus atsakomybės, ar dalinai apsėmus, arba per griežtai. Tai kažkaip Dievas kelia šitą temą mum visiems ir išsiaiškint, kas ta auklyba yra, kaip Dievas į tai žiūri aplamai. Ir kad tai yra labai paprastas dalykas, kaip jisai ir rašte yra pasakęs, bet aš galbūt ir iškelsiu šitą momentą, ką reiškia aplamai auklėti savo vaikus, auklėti. Ir mums dažnai būna labai, kadangi esame iš tokios tautos, kur buvo labai griežtas auklėjimas, bausmėmis auklėjimas, mes labai kažkaip tą auklėjimą galim suvest labai su negatyviom patirtim ir kaip mamos, kaip tėčiai galime tiesiog nenorėt nieko apie tai žinot, arba kai ateina mūsų gyvenime situacijos, kur reikia auklėt savo vaikus, mes dažnai nenorim apie tai nieko žinoti, arba bandom daryti taip, kaip tėvai, bandom nedaryti taip, kaip tėvai darė, pavyzdžiui, arba bandom imti savo rankas irgi iš to, kad tu čia man toks nebūsi, ne? Ir yra visokių tų kraštų, kaip tėvai, nes ten, kaip ir sakau, nėra šviesos, bijom, nežinom kaip, nematėm, neturėjom pavyzdžių. Mano atveju aš labai daug laiko praleidau viena ir tiesiog gavosi taip, ir aš manau dauguma mano kartos moterų pasakytų, kad mamos dirbo, ėjom į darželį, augino kažkas kitas, arba užaugom vieni. Ir kai ateina ta situacija, kad kas yra tas auklėjimas, ką reiškia auginti ir mokinti vaikus, mums lygu apleistumas, tėvų nebuvimas, per griežti tėvai, labai skaudus drausminimas. Tai aš kažkaip norėjau tą tokį išsiaiškinti. Ir kas to pasakoje nutinka? Nutinka taip, kad mes patyrę kažkokias auklėjimo skriaudas, patys būdami tėvai, tada nebeprisiemam atsakomybės už savo vaikus. Gali būti, kad labai sunku būna prisimti ją, jaučiamės bejėgiai, ypatingai kai vaikai yra galbūt turi iššūkių su elgesiu, ir vėl tas mums atrodo, kad jeigu vaikai yra iššūkis kažkoks su elgesiu ar dar kažko, mes iš karto apsikaltinam, kad čia mes kažkaip netaip darom, kažką netaip darom, ir palūžta tas mūsų pasitikėjimas, kurį Dievas yra įdėjęs į širdį, kad jisai tau davė tą vaikais, duos tas ir išeitis, bet mes taip atrodo sureikšminam tą situaciją, bet iš tikrųjų vaiko elgesys tai kas? Tai yra kažkokie neatsakyti poreikiai. Gali būti tas pats neklusnumas, ir rašte labai aiškiai parašyta, kad vaikai yra linkę į kvailystės visokiose, dar kažkas, bet mus būna paralyžiuoja, nes mes neturim to teisingo matymo, kaip su tuo dabar derinti, ir priemame asmeniškai, kad mes kaip tėvai dabar sufeilinam. Bet aš galvoju, tu sufeilinai tik tai tada, kai tu atsisakai prisimti atsakomybę. Kiekvienas tėvas, kuris turi tas situacijas, tuos iššūkius ir sako, Dieve, aš prisimsiu atsakomybę, rodyk, ką man daryti. Aš galvoju, tai yra žmogus, kuris turi begalinę drąsą, kuris nepasiduoda ir kuris eina į pašaukimą, kurį Dievas
yra patepęs ant jo, nes tik tai tėvam yra jisai patikėjęs vaikus ir po to visi kiti žmonės. Ir čia priešas be galo spaus tėvus nusimesti tą atsakomybę, spaus tėvus bijoti, spaus tėvus jaustis nepilnaverčiais, spaus tėvus jausti gėdą šitoje vietoje, spaus tėvus atstum savo vaikus. Tai tikrai aš kažkaip žinau, kad šita tema yra jautri, bet aš žinau, kad Dievas nori, kad mes pamatytume tai labai paprastai. Ir čia nėra jokių kažkokių tai susireikšminimų. Dievas tiesiog kaip ir fizikoje turi savo dėsnius, taip ir vaikų gydyme jisai lygiai taip tą patį yra sudėjęs į raštą. Ir kas yra auklėjimas, pasižiūrim, aš ieškojau ir auklėjimas tai yra sistemingais nurodymais, pamokymais ar kitais veiksniais įdiegti žmogui vienokią ar kitokią mąstyseną, pagerinti elgesį ir išlavinti jausmą. Ir jeigu, pavyzdžiui, mūsų vaikas kažkur tai stokoja ar jo elgesys kažko prašas, vadinasi, reikia atsakyti, atliepti, klaust Dievo, klaust vaiko, kas vyksta. Ir aš manau, kad šitais momentais, kai jau vaikas yra paauglys ar mažiukas, ar aš gal paauglystėje labiausiai matau, kad tėvam būna sunku prisimti tuos, nes ten reikia jėgų. Ir raštas sako, netgi sako, ar ta auklyba maloni? Nu, nemaloni, sako, beje, kiekviena auklybė tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau jie atneša taikingą teisumo vaisių auklėjusiam. Ir aš galvoju, Dievas nėra parašęs, oi, kaip bus fainiai auklėti jūsų vaikus. Nu, niekam yra nemalonu disciplinuoti, kreipti, dirbti su iššūkiais ir dar kažką, galbūt feisinti tą tiesą, kad kažkur tai buvo apleisti dalykai, ar feisinti tiesą, kur galbūt reikia paprašyti kažko kito pagalbos irgi šitą situaciją. Prisimtas atsakomybės nėra malonu, kad galbūt vaikas elgiasi kitaip, bet čia yra paprastos situacijos ir tokių vaikų yra labai daug ir čia yra tiesiog paprasti dalykai, kur tėvai tiesiog prisiema savo atsakomybę ir tiek tėvam. Ir iš patirties jau dabar, kai stebiu tėvus, kurie galbūt prisiėmė atsakomybės tam tikras, aš netgi pati stebiu save, mano gyvenime yra buvę, kad labai daug to apleistumo buvo ir kai aš kaip mama prisiėmu atsakomybės už savo vaikus, mano atveju buvo mokinti mergaitės namuose ir kiekviena diena yra kova, leisti jom laiką daryti kažką naujo, įstumti tą traukinį, nes aš nežinau, ką reiškia būti su mama, leisti laiką, mokytis. Ir tu eini visai, bet Dievas duoda jėgų, jisai taip mato, jisai taip nori ir jis tave įgalina. Ir kiekvienam tėvui, atvirai pasakius, Dievas duoda jėgų ištvermės auklėti savo vaikus, nes jisai sako, va taip, patarliui auklėti savo sūnų, tai jis bus tau paguoda ir tavo siela džiaugsis. Vadinasi, kad kai mes auklėm, kai mes prisiemam atsakomybę už vaikus, ten iškart eis palaiminimas, tai nėra, kad tu čia auklėsi, kažkaip Dievas paliks. Dievas tau yra, tave įgali, nes ten jau eina patepimas, ten eina jėga. Ir taip yra nemalonu, toj vietoj nemalonu spręs, kodėl mergaitė ieško meilės pas berniukus ir turi 5 boyfriendus jau būdama ten 11 metų. Ko jinai ieško? Ir mums kaip tėvam reikia prisimti atsakomybę ir klausti, o ne, jo, tu suaugusi, mes dažnai taip ir, nes yra per sunku, bet Dievas nori, jisai nori tą patepimą, jis nori auginti tavo vaiką, bet tame turėsi augti ir tu. Ir mums tai yra nemalonu. Kodėl tai yra svarbu kodėl svarbu Dievui, kad mes prisimtume atsakomybę, nes mes perduodam savo vertybės, mes perduodam tai, ką Dievas yra į mus įdėjęs. Ir įstatymo yra mokykit
11-19 sako, mokykite jūs savo vaikus, kalbėkite apie juos, sėdėdami namuose, eidami keliu, guldami ir keldamiesi. Dievas labai rimtai žiūri į tai, jisai nori, nes pasaulis turi be galo daug vertybių ir kažkas turi pasimti tą vairą. Vaikai nėra gabūs pasirinkti, kas jiem patinka ar ne, vaikai nėra gabūs pasirinkti teisingų dalykų, už juos tam tikro amžiaus parenka tėvai ir kartais būna ta priešprieša kažkokių, bet ir bus tas pasipriešinimas, nes velnias žino, ką reiškia užauginti vaiką su teisingom vertybėm, prisimti atsakomybę, ten iš karto, aš suprantu, eina blessing ir mes tą patiriam. Aš matau, kad ir šeimos, kur turėjo galbūt kažkokių elgesio problemų ar šiaip, kur prisėmė atsakomybės, aš tiesiog net ant veido matau, kaip vaikai keičiasi, kaip jie elgiasi, kaip kalba. Čia tik tai yra patepimas, kurį tėvai, ir nėra tokios situacijos, kurios Dievas neišspręs, jeigu jūs ateinate tą patepimą. Tai labai laiminu jūs, tikiuosi išgirdot, labai apkabinu ir tikrai Dieve meldžiu už kiekvieną tėtį ir mamą, kurie šiandien yra pasimetę, kurie galbūt yra discourage šitoj vietoj, kurie nuleido rankas kovoti dėl savo vaikų, kurie nuleido rankas, atrodo situacijos tokios didelės, tokios riaumojančios į ausis. Dieve, aš meldžiu dabar tavo to patepimo, tavo aliejaus, tavo drąsos, Viešpatie Dieve. Tikrai prisimti tą atsakomybę, atsistoti, Viešpatie Dieve, nes kur eini tu ten tamsa traukiasi, aš dėkoju, kad tu grąžini tą ateina, dėkoju, kad tu grąžini tą mergaitės Agapėlę, aš tuo ateisiu, gerai, aš meldžiuosi, gerai, Dieve, kad tu grąžini tą įrankį, tą jėgą, Dieve, auklėt vaikus, mylėt, mokyti, turėti tą ryšį, turėti tą palaiminimą, turėti tą santykį, Viešpatie. Ačiū tau, Jėzus Kristus vardu. Amen. Ačiū už ir gero klausimą ir ačiū, kad klausėt ir tikrai geros dienos.